Štai Vilius suklydo. Mindaugui šansas, kaip sakant, surinkti taškų seriją. Juodas rutulys kaip ir laisvas, bet rožinis tai dengtas. Pačioje situacijoje reikėtų žaisti per mėlyną. Tai ir bando atlikti Mindaugas, dėja netikslus smūgis. Štai Vilius turi ataką į centrinę kišenę, tu į kampinę. Žiūrėsim, kas pasirinks. Matomai ataką į centrinę. Tai dabar smūgis į tolimą. Nepasirodo rožinis rutulys, man čia nesimatė. Tai čia, kaip sakant, viskas pagerėja. Štai 7 taškai, pusių įsiėjimas, raudono rutulio, juodas irgi eina ir centrinė kišenė. Įsivedimas yra.
bet dabar jau daug kas priklauso nuo būtent šito smūgio. Arba serija toliau bus sėkminga, arba jinai užstriks šitoje vietoje. Čia, manau, galimi ir pamušimai nenuspėjami. Jo, Vilius atsisako atakos ir manau, kad jisai bando atsižaisti. Taip, atsižaidimas sėkmingas, kadangi baltas atsistoja nepatogiai, pusė jo dengia žalios spalvos rutulys. Mindaugui reikia irgi atsižaisti ir pabandyti pastatyti baltąjį už to 3 rutulių kombinacijos. Štai jam, sąlyginai pavyksta. Viena pusė pridengta, bet kito yra keli kamaliukai raudoni. Atsižaisti sunkiau, turbūt Vilius atakos, kadangi atsižaidimo labai ir nėra. Taip, štai ataka, netiksli. Čia, kaip sakant, biliardo žaidėjų slengu vadinamas nėrimas buvo. Buvo nesėkmingas. Priminsiu, kad šiuo metu vyksta tiesioginė transliacija per internetinę televiziją sporto.tv.lt tiesioginė. Mūšį dirba 2 kameros. Štai nesėkminga Mindaugo ataka. Buvo rutulys, dabar yra mėlynas į centrinę kišenę ir daug pasibaršiusių raudonų rutulių. Labai įtakoja, tai gali įtakoti vėlgi didesnė taškų serija. Štai 6 taškai. Ir, aišku, ten toj pusėje irgi yra raudonas rutulys. Vienas, tenais reikėtų žaisti Viliui, kadangi kampas būtent toks ir yra. O tada nuo tų mažų spalvų vėl grįžti. Vilius pasilieka didesnį atstumą ir pasirenka ataką vėlgi į kampinę kišenę su įsivedimu ant rožinio rutulio. Ir tikrai puikiai pataiko Vilius. Jis nesenai buvo Daugpilį nuvykęs ir atstovavo Lietuvos rinktiniai pasaulio mėgėjų čempionate. Ir turbūt pamokos, kurias jisai ten gavo, jam į naudą. Nežinau. Tikrai buvo geras rožinis rutulys, dėja, Vilius nepataikė. Mindaugui yra gal viena ataka, tas vienas raudonas, bet netgi tas tiesus. Štai galima sužaisti kelias spalvas ir bandyti laimėti šitą freimą. Didelė, tačiau Mindaugui dabar pavyksta ją sumažinti šiek tiek. Vėlgi bandė įsivesti ant raudonų rutulių ir įsivedė, traukdamas atgal. Ir visą situaciją paliko Viliui. Matyt, kad Mindaugas ėjo va-bank, įmuštų tą mėlyną ir susirinktų šitos 3 rutulius. Deja, jam to padaryti nepavyko.
Vilius dideliais žingsniais artėja prie pergalės. Nu štai klaida. Mindaugas, manau, pabandys dar kartą susikaupti. Patirties jam užtenka. Žinių irgi. Gal pristabdys jaunąjį Vilių. Vėl netikslus atsižaidimas, yra ataka. Į centrinę kišenę, į tolimą. Taip, Vilius tikslus. Atlieka, jis jau jaučia savo pergalę. Liečia savo pergalę ir Mindaugas pripažįsta Viliaus pranašumą. Rezultatų 3-0 turim VKN laimėtoją. Tai priminsiu, Lietuvos reitinginis turnyras. Tai yra Vilius Šultė. Tikrai gerai sužaidė finalą. Ir belieka tik jį pagirti ir palinkėti tolimesnių pergalių. Dėkui už dėmesį.